Audrius Mineikis, Gargždų sporto centro komandos žaidžiantysis treneris, kuris ką tik laimėjo snaiperių konkursą. Audriau, ar tavo pirmas titulas karjeroje snaiperių konkursas? Nesu dalyvavęs keletą LKL, bet LKL geriausias antra vieta buvo, NKL laimėjau vieną kartą. O koks jausmas gimtajame mieste iškovoti tokį titulą? Nu, geras, savo mieste turbūt ir sienos padeda. Ar pirmas tavo toks titulas apskritai? Taip, pirmą kartą dalyvavau tokiam turnyre. Kaip jausmas? Geras, tikrai. Kur paslaptis? Buvai ne tik greitas, bet ir taiklus. Taip, manau, lėmė pirmieji metimai. Pirmus sumečiau, tas ir lėmė tą, kad pataikiau pirmus metimus. Ar netrūkė tai, kad jau visai netrukus po valandos dalyvausi RKL didžiajam finale? Dalyvavau ir tritaškių konkurse, ten gal jautėsi tas jaudulys šiek tiek, bet po to antroje rungtyje jau visiškai nieko, viskas tvarkoje. Tas spaudimas gal buvo daugiau pusfinalėje, dėl patekimų į A divizioną, kur kovojam, o dabar jau kaip ir nėra tokio didelio streso labai. Eisim kovoti, o kaip seksis taip. Taip, tikrai labai gera komanda, gerai ginasi, bet aišku, mes sieksim tik aukščiausių tikslų finale. Jie turbūt žaidžia į žemų penketų, kiek esu matęs, judrus labai, bando žaisti greitą krepšinį. Kieta gynyba, kibi, greitas puolimas. Mes irgi gal bandysim aukštą ūgius išnaudoti, jeigu pavyksta, jeigu ne, tai reiks irgi mažinti penketą. Kaip prognozuoja finalo baigtis? 2-1 KTU laimės. Tai aišku, kad čempionais norėtumėm tapti. Kas be ko, šauti, gal nešausiu, reikia 2 pergalių ir viskas.